Labas vakaras visiems prisijungusiem. Labas vakaras ir tiem, kurie gal įrašą klausys kažkada. Ir šiandien tokia tema aktuali labai mum, visiems, kiekvienam ūkininkui. Mes apie tą dirvožemį visą laiką. Akcentas dirvožemis, jau kaip suprantat apie mus, pagrindas dirvožemis, viso ko, visų mūsų pelnų, visų sėkmių ir nesėkmių, viskas yra dirvožemėje. Ir šiandien tema natūralus dirvožemio derlingumas ir netgi derlumas, tai labiau tinka žodis, ir įneštinės trąšos. Čia įneštinės trąšos turim galvoje ir organinės, ir mineralinės. Ir pakalbėsim šiandien sąvoką dirvožemio derlumo, kas tai yra, kas lemia ir nulėmė tą natūralų derlumą, kaip tą derlumą palaikyti, išlaikyti. Paskui pasiaiškinsim, ką reiškia ir kas svarbu, kaip kas supranta, ką mes tręšime iš tikrųjų. Dirvožemį tręšime ar augalus, nes tokie du sąvokos yra skirtingos. Vienu žmonių paklausiu, ką jūs tręšite, sako, mes tręšim dirvožemį, kitas sako, aš tręšiu augalus. Apie dirvožemį net negalvoja. Tai va čia įdomu tokie dalykai, kur pažiūrėsim, manau, mūsų poziciją. Ir po to pakalbėsim apie dirvožemio tyrimai, bet čia daugiau tiesiogiai tokie fosforas, kokie dabar tokie standartiniai, kokie ir gal ateityje bus remiami. Taip, rūgštumas, pH, tai yra judrus fosforas, judrus kalis ir azotų, savotiškai azotų nėra privalomi, ten nemanau, kad jie turi būti, nes kinta dirvožemiai, bet ir apie azotą pakalbėsim. Čia kaip ir iš tyrimų ir ką tas elementas įneštinės trąšos, kaip jis reaguoja dirvožemiai, būtent tie su tos įneštiniai pagrindiniai elementai, skaitykime, apie tai pakalbėsim, apie paskui ir organinės trąšas, kaip jos į dirvožemį reaguoja, kaip tie mikroorganizmai su organiniam, kaip jie su mineraliniam trąšom, apie tai pasakysim, pakalbėsim, po to procesus, kaip vyksta, patarsim, ką daryti, kad geriau būtų, kaip tą organiką išlaikyti, kaip tą dirvožemį iš tos organinės pusės, žiūrint jį kaip į gyvą ekosistemą, kaip su juo elgtis, ten patarimų duosim. Tai tada galim ir pradėti iš lėto. Kas tas yra dirvožemio derlumas? Tai yra natūralus, galima taip sakyti, ir nenatūralus. Natūralus dirvožemio derlumas yra žemės gebėjimas aprūpinti augalus maistinėmis medžiagomis, drėgme be cheminių trąšų. Tai čia natūralūs procesai tokie. Tas natūralus dirvožemio derlumas galėtume pastebėti kokiam miške, kažkokiu ekosistemose tokiuose, kur žmogaus veikla neįsikiša žmogus su jokiom įneštiniais dalykais, jokiais ten poveikiais, mechaniniais ar kažkokiais, natūraliai formuojasi. Ir ta visa jo ekosistemos, ta visa gyvastis formuojasi natūraliai. O jį lemia dirvožemio sudėtis, tai yra mechaninis sudėtis, tai bus smėlis ar molis, mikroorganizmo aktyvumas, vienas iš svarbiausių dalykų, natūralus humuso kiekis, dirvožemio struktūra. Ir tas humuso kiekis, natūralus dirvožemio struktūra tiesiogiai priklausomi nuo mikroorganizmo aktyvumo. Jeigu mikroorganizmai yra, jų veiklos, skaitykime, rezultatas ar ne, jeigu jie aktyvos ir jų daug, jie ten tą humusą kūrė. Jeigu nėra ten jų, tai tas ir humusas nesikaupia, netgi jeigu ten priklausomai nuo mūsų įneštinių medžiagų, gali būti net, kad tą humusą netgi ardo, nes jiems reikia maisto medžiagų, anglies, ardo humusą, jeigu nėra kažkokių kitų šaltinių. Už dirvožemio struktūrą irgi tiesiogiai priklauso nuo mikroorganizmo aktyvumo, ar bus purus jisai, ar bus suslėgtas, arba išlaikys vandenį, ar ne, vienareikšmiškai čia mikroorganizmo veiklos rezultatas yra tas dirvožemio toks. Nenatūralus, jeigu pasakyti, tai yra dirbtinis dirvožemio derlingumas, pasiekiamas intensyviai taikant žmogaus sukurtas priemonės, pavyzdžiui, gausiai tręšiant mineralinėmis trąšomis, naudojant pesticidus reguliariai, taip reguliuojant dirvos rūgštumą. Nors trumpuoju laikotarpiu ir gali tai užtikrinti didesnį derlių, o tos nenatūralios tos priemonės, bet ilgalaikėje perspektyvoje tai alina žemę. Čia irgi ne be pagrindo pasakyta, nes kai girdėjau iš šaltinių, iš mokslinių šaltinių, tokių, kas buvo Lietuvoje prieškario, dar prieš pirmą turbūt pasaulinį karą ir anksčiau, ir Lietuvoje prieš antrą, kokios žemės ūkius buvo, kaip mažiau tų trąšų mineralinių buvo, tai tas dirvožemio humusas buvo 4-5 procentai, gal ir net daugiau. Kadarklas dar buvo ten naudojamas dar anksčiau. O dabar ką turim, humusas yra ten 1-2 procentai, yra taip vidurkiai tokie, skaitykime, ne, kiek aš girdėjęs. Yra atskirų laukų, kur tas humusas yra didesnis, aišku. Bet tik atskiri, bet tokia tendencija sumažėjimas per tuos metus. Tai atrodo, kaip ir derlius siekim didesnius pasiekim palyginti, kas buvo prieš kažkiek metų, netgi kas 20 metų atgal, kokie derlingumai buvo ir kas dabar. Bet mano įsitikinimu giliu, tuos tyrimus, kaip padarai, kas tada buvo ir kas dabar, tai dirvožemio sąskaita. Įneštinės tos nenatūralų dirbtinės dirvožemio tas derlingumas
sukuriamas per tas įneštinės medžiagas, jis dirvožemio kokybė neprisideda prie gerinimo. Ilgalaikį perspektyvą vienareikšmiškai, trumpalaikiai gal pelnai mūsų gali būti didesni, bet ilgalaikį perspektyvoje tai nieko gero. Bet vėlgi, kaip čia, diskusijų klausimas, kaip sakome, jeigu reikia gyventi čia, tai įneši, bet reikia derinti tuos dalykus. Mes ne prieš, kaip suprasti, taip reikia, bet daugiau akcentuosim tą natūralų dirvožemio derlingumą, kaip jį išlaikyti ir kaip padaryti taip, kad tas dirvožemis mums derlingumus duotų ir pelnus generuotų, o nebūtų kažkaip įsitikinimas toks, kad kas natūralu, tai čia mažai, čia nieko neuždirbsim iš to. Čia nėra teisingas požiūris, manau. Natūralus dirvožemis yra natūralus ir jisai ilgalaikį perspektyvų vienareikšmiškai užtikrins gautas garantuotas pajamas, garantuotą pelną, lyginant su įneštinim, kurios nuo kainų priklauso, nuo rinkos, ten pasaulinių įvykių, tai kas dabar vyksta, matom. Natūralaus dirvožemio derlumo rodikliai, kokie yra pagrindiniai. Tai biologinis aktyvumas, kaip minėjau, patys pagrindiniai, sliekai, bakterijos, grybeliai nuolat skaido organinės liekanas ir augalams prieinamos elementus ir kūrė dirvožemio struktūrą. Jie toj veikloj kūrė tą dirvožemio struktūrą. Humusas organinė anglis skyriau, nes jie labai susiję, taip kaip ir tyrimus padaro, organinė anglį, paskui perskaičiu humusą. Šiaip netgi kažkokie mokslininkai kalbėjo, mačiau, kad humusų kaip po tokio neegzistuoja, dirvožemė yra visokie junginiai, visokie dariniai, bet pavadintas humusas, kad lengviau susišnekėtų kažkokiais tai sukauptas organinių suirusių ten medžiagų kiekis dirvožemė su dirvožemio dalelėm susijungęs. Tai organinių medžiagų irimo produktas, konkrečiai organinė medžiaga, mes jau kalbėjom praeitam webinare, kas tai yra organinė medžiaga, kas yra humusas, kas yra organinė anglis, skirtingi savokos. Ir čia kalbam dabar organinį suirusių organinė medžiaga. Kuo storesnis humusų sluoksnis, įsivaizduokim tas toks kaip profilį padarom dirvožemio, jeigu ten žiūrėt, kas yra, taip viršutinis sluoksnis, tas jau kur būna tamsiausias, tiesiogiai susijęs su spalva, jeigu jisai tamsesnis, tai teigia, kad ten anglies daugiau, atitinkamai jeigu daugiau anglies, daugiau mikroorganizmų ir daugiau mikroorganizmų, didesnė veikla ir tas organinis anglies daugiau, humusų daugiau. Tuo dirva derlingesnė, kuo daugiau to humuso, natūraliai derlingesnė yra. Dirvožemio reakcija, aišku, kaip visą laiką svarbi, pH. Taip, būdai, kur natūraliam derlingumui palaikyti ir atkurti, tai mulčiavimas, kaip išlaikytą dirvožemį natūralų. Čia mes irgi jau daug kartų kalbėjom, kiekviename webinare apie tai kalbam, apie tą dirvožemį, kaip išlaikyti tokį. Tai mulčiavimas, tai žolės, lapų. Čia daugiau dar sodininkam gal tie žolės lapai, šiaudai, o daugiau čia jau gamybiniam laukam, ūkininkam, augalininkam, šiaudų sluoksnis. Saugo drėgmę, maitina dirvos mikroorganizmus, tai yra dirvožemio danga. Tas mulčiavimas, kad dirvožemio danga. Dirvožemis nemėgsta būti nuogas, gamtoje nėra nieko. Tai jeigu nėra ten kažkokios dangos, pradės augti žolės. Jeigu nėra kultūrinių augalų, augs žolės, kurios bandys tas dirvožemis kaip užsidengti save. Nuo saulės, kokie dabar karščiai pareina, kas bus, atrodo, palijo. Čia pas mus Raseiniuose prieš kelias dienas praeitą savaitę taip atrodo ir gausiai palijo. Vakar kažkaip teko laukose būti, žiūrėti, atrodo, viršutinis sluoksnis jau išdžiūvęs, neįtikėtina, ką tik lijo, kodėl taip sausa. Atrodo lyjo, nes džiūsta greit kažkaip, ta temperatūros didelis. Jeigu nėra, kas dirvožemėje išlaiko drėgmę, organinės medžiagos nėra, tai tas drėgmė irgi neužsilaikys ilgai, vėl gali būti problemų paskui. Kompostai papildo žemę gyvybiškai svarbiams medžiagomis, gerina jo struktūrą, sėjomaina. Sėjomaina labai svarbus dalykas, ne augalų kaita, čia daug kartų irgi apie tai kalbėjom, galvojau, kad gal ta sėjomaina iš tikrųjų tokia atsiras, kaip po tokia savoka ir realybėje. Ir ūkininkų laukuose jinai iš tikrųjų bus. Aš kalbu ne apie visus ūkininkus, supraskit, kas klausot, jūs pas jūs turbūt viskas gerai. Bet yra tokių, kurie tos sėjomainos ir neturi. Taip, tai yra kasmet, vėl savo kasmet augalė, tame lauke auginami skirtingi augalai ir gerinant kultūrą seka kas metų, jeigu žiūrėti sėjomainą, tai yra, jeigu ne vienas laukas, tai ūkių lygyje, plotinėme tokie skirtingi laukai, 4-5 priklausomi nuo auginamo kultūrų kiekio. O laike, tai konkrečiai tada reikia žiūrėti tame pačiame lauke, skirtingus kultūros turi augti. Būtent konkrečiame lauke. Vienais metais viena kultūra, kita kultūra, bet kitais metais keičiasi. Gerinančią kultūrą keičia bloginantį, tokie principai yra, ir tą jau bloginančią gerinantį. Tai čia, pavyzdžiui, javai tokie yra, jie kaip ir probloginančių dirvožemį, o žirniai, ankštinių žolės visokios yra gerinančios. Vienareikšmiškai ankštinės žolės yra labai geras dalykas, bet irgi mažai turbūt ūkių, kurie sėjomainose turi ankštinės žolės kaip po sėjomainos dalį. Jie gal turi gyvulių, kažkaip atskiria tuos laukus, ten daugiametės pievos, ganyklos iki 5 metų, tas dar galima kažkaip į sėjomainą įtraukti. Tokia daugiametės ganyklas, tas pievas ten tokios, jeigu veiklos nėra ganimo kažkokio, tik ten dėl išmokų, tai ten vėlgi galvoju, šiandien net mintis tokia buvo,
Jeigu tos pievos nėra šios gamybos nevyksta, nėra jokių pjovimų, žolės, nieko ten negalima, ten nupjovimas, kas reikalauja, tik dėl išmokų žmogus padaro, nu tai klausykite, galvoju, prie ko čia Žemės ūkio ministerijos reikalas, tai yra aplinkosaugos reikalas, tai aplinkosauga moka už tas pievas, ne Žemės ūkis, nes gamyba nevyksta. Tai kažkaip reikėtų pasidalinti, nes konkrečiai aplinkosauginiam tikslais ir dirvožemiai jūs yra laikomas. Bet čia politiniai reikalai. Tarpiniai pasėliai per žiemą, įsilio auginimas, padidina bioįvairovę, sukuria dirvožemio dangą, augalų šaknys giliau išpurena dirvožemį, vienareikšmiškai daug kartų kalbėta ir taip svarbu yra šitie dalykai. Suprasti, jie tokie svarbus jomainai. Ir tam dirvožemio natūraliam derlumui palaikyti, atstatyti, tie pirmi yra tokie dalykai, kurie reikėtų padaryti. Jeigu tik žeminius kultūros auginamos, kaip ir vietos tiem tarpiniam pasėliam nėra, galima įsiliam kažkaip vietą turbūt atrasti. Jeigu tik žeminis, į kviečius kažką žeminius įsėti, kaip mes praktikai turėjom tokios savo patirčių. Labai geri rezultatai būdavo įsileisėti. Ok, čia ekologija gal buvo daugiau tokia, kur ir daro ekologai labiau, nes jie kažkaip neturi tų galimybių mineralinių trąšų naudoti. Bet gali ir ne ekologai tą daryti ir taupyti mineralinės trąšas. Kodėlgi ne? Minimalus dirvožemio judinimas, irgi apie tai daug kalbėjom. Išsaugo mikroorganizmų, ypač grybų sukurtą struktūrą, poringumą, natūralų dirvožemio, daugiau anglies išsaugoma dirvožemėje. Nes galvoju, arimas toks, ką jis padaro, tą visą humusingą, viršutinį, struktūringą jau sukurtą tų mikroorganizmų, sakykime, sluoksnį, jeigu ne kasmet tariama. Aš ne apie tai kalbu, dabar yra tokia netgi nuomonė, kad čia dėl visokių problemų su žolėm plintančiom reikia aparti. Kas 4 metai girdžiu aparti reikia, kam arti reikia. Jeigu ten mikroorganizmai sukūrė jau struktūrą, ypač grybai, grybiena, hifai, visi tie jo raizgalinė, jie sukūrė tos kanaliukus, jie ten turi, kam jie draskyti. Sudraskom paskui vėl, kai ir laiko, kol atsikurtų. Tai būtent tas minimalus judimas, tik paviršiaus, jeigu reikia, pajudink paviršių, ten nori sėklą sudaiginti žolių kažkokių, tai pajudink iki 5 cm, 3-4, okay, kiek įmanoma sekliau. Galima visai ir nejudinti ir sudyks. Jeigu bus danga, tai po to danga drėgmė laikysi, sudyks tos sėklos, niekur jos nedings. Kaip tik, kai judinam giliau, tai mes jas laidojam dalį jų ir problemą į ateitį perkeliam. Ir natūralus tręšimas. Čia jau skaitykim be kompostų, kas kompostai, kai buvo viena tokia irgi kaip po trašau. Čia žalesis tręšimas, tai žalieji pūdymai, sideratiniai augalai, sideratai taip vadinami, auginami jie netgi. Jeigu tikrai dirvožemis toks yra silpnas ir blogas, organikos neturi, tai irgi galvočiau, vertėtų pagalvoti. Jeigu vis tiek mes ten bandom kažkokią kultūrą užauginti ir nieko nesigauna, įdymus, tai patiriam, sėkla kainuoja, trašos kainuoja, chemija kažkokia, jeigu naudojam, kainuoja. Ir vis tiek negauna į minusą, nueina, tai gal tada sustokim vienus metus, pasisiekim tą sideratą, kažkokius žalius pūdymus, kažkaip už žalius pūdymus kaip ir nėra atskiros išmokos tokios, jeigu, kaip atskiros už žalius pūdymus nėra, tai bazinį išmoką gausi, taip ir ekonomiškai gal dėl išmokų kaip ir neapsimoka, bet jeigu jau žiūrėti dirvožemį, tai galvoju, yra kitų variantų, aišku, ten pagalvoti, kas būtų ten tam dirvožemį ir su tom išmokom. Bet šiuo atveju tai, bet vis tiek, jeigu nieko negauna, gal vertėtų geriau tą lauką patraukti iš gamybos ir padaryti tą žalią pūdymą, kažkokį pagerinti tą, įnešti tos organikos, organinės medžiagos, darbo mikroorganizmam, ir galėtų jie dirbti. Ir organinės trąšos, tai vėl mėšlai visokie, kaip ir šnekėjom irgi ne kartą, mano įsitikinimu, žalias mėšlas, tas toks iš to artų išvalytas, iš karto barstomas ant laukų ir dar neaišku, kada ten suspėja įterpti žmogus. Tai yra netinkamas pasirinkimas, švaistomos trąšos iš tikrųjų, jeigu yra požiūris, kad mėšlas yra kaip atlieka, bet ne kaip trąša, dar yra tokių, kurie taip mąsto, tai tiem tai tada ką patarti. Tai nereikia taip galvoti, reikia, tai yra organinė trąša ir turtas, konkrečiai dirvožemiai tai yra mikroorganizmai, tai yra didžiulė pagalba. Tas ir mikroorganizmų kartu įnešam, ir maisto medžiagų visų didžiuliai mikroelementų, ten ko tik nėra. Jeigu galimybė yra, bet tada geriau naudoti jį perpūvusi, palaikytą, metus kažkur kaupuose, kompostuotą, su kažkuo sumaišytą. Šiaudų, jeigu kažkur žiūrint, koks tas mėšlas ten, ar kraikinis, tai ok, gal pats jau natūraliai, bet galima kažko ten dar pridėti durpę ar kažką. Galima kažkokiu pjuvenų dadyti, jeigu reikia kažkokiu kabutų. Ten pareguliuoti tą azoto anglies santykį, tą mėšlį irgi reikia žiūrėti skirtingas. Ir būtent papūdyti reikia. Ir tada gali barstyti tą papūdytą, jau ten bus susirišę azotai, amoniakinių bus mažai. Jau gali barstyti ir tokius įterpimas, nebe toks svarbus, atrodo laisvesnis, nebepriklausomas nuo to, tokio darbo, atrodo vieną darbą darai, dar čia reikia barstyti mėšlą, dar čia įterpinėti neturiu galimybių, čia išbarstysi, įterpsi vėliau, bet ne iš karto, kaip kad žalią mėšlą ar kažkokias srutas, reikia įterpti iš karto į dirvožemį. Teigiama per 3 valandas po išbarstymo, ne ilgiau. O kaip dabar būna parą prastovi ir dar daugiau, paskui tik įterpia, o kas iš ten jau dalis azoto pabėgo, jeigu ekonomika.
Taip, dirvos tręšimas, čia apie tą, ką kalbėjau. Koks požiūris dabar yra mūsų? Dirvos tręšimas, ką mes tręšime? Dirvą ar augalus? Čia labai svarbu irgi suvokti turbūt. Ir čia netgi ne požiūrių klausimas, kai noriu taip mąstau, noriu taip mąstau. Galvoju, esminis skirtumas yra. Iš tikrųjų, tręšime dirvą, jeigu naudojam organinės trąšas, mėšlą ten, kompostus. Nes tai tikrai ne augalus tręšime, nes augalai negeba įsavinti šitų tiesiogiai tų maisto medžiagų. Jeigu yra, jos iš tų kompostų, vėlgi yra ten mikroorganizmų, kaip minėjau, įvairiausių, jų mikroorganizmai atpalaiduoja maisto medžiagas, skaido organiką, tą nesuskaido ir padaro prieinamą. Aišku, mėšlė yra ir pavyzdžiui, nuo 3 formos azotų yra amoniakinių, kaip minėjau, bet amoniakinį irgi turi perdirbti į prieinamą augalui formą mikroorganizmai. Ir tas dirvos tręšimas, kaip minėjau, dirvos tręšimas orientuotas į pačią žemę, kad gerinam dirvožemį. O dirvožemis savo ruoštų, mikroorganizmų pagalba, paduoda maistines medžiagas ir atiduoda augalam. Būtent augalų dirvožemio mikroorganizmų tie ryšiai per šaknis, ten maitina augalas mikroorganizmai augalai, ten apie mikorizę dar pašnekėsim atskiriausią slaidą. Tai jie maitina ir natūralūs procesai vyksta ilgalaikių perspektyvų. Tai yra, jeigu mes į dirvožemį tręšime, tai tikrai yra investicija tokia, kaip investicija yra, galima taip žiūrėti tas trąšas, į kažką investicija į dirvožemį. Nes tai tikrai mineralinis tuo tarpu augalų tręšimas, mineralinės trąšos, jos į dirvožemį kažkaip jos įsiplauna, jos ten prisusiriša, jos kažkaip absorbuojamos, apie tai irgi pakalbėsim. Jos tokios tiesioginį taiko kažkokios formos prieinamos, greitai savina augalai ant to greito paėmimo, tai jeigu reikia kažkokią problemą spręsti, taip jos ten paties, ne prieš. Reikia tada žiūrėti, kas geriau, kuo metu reikia, bet pagrindas neturi būti ant mineralinių trąšų paremtas, nes tada, kuo daugiau tų mineralinių trąšų, tuo mažiau to dirvožemio organikos lieka, tuo labiau eikvojamas dirvožemis, tuo labiau deginami mikroorganizmai vien iš mineralinių trąšų, pripranta ten ir rūšis tokius, ir jie tą anglį savo naudoja savo maistui. Nuo humuso, pradeda humusą ardyti, jeigu nėra organiko. Taip, mineralinės trąšos gali būti beriamos ant dirvos paviršiaus, gali būti įtarpomis į dirvą sėjos metu, aišku, geriau sėjos metu, tas birimas ant paviršiaus jau toks irgi gal nueinantis, toks, jeigu žmonės galvoja, skaičiuoja, nes ant paviršiaus didesnių normų reikia, jeigu tu prie sėklos arčiau dedi kažkur žemiau sėklos, ne prie pat sėklos nerekomenduojama. Nes čia dėl mikroorganizmų ryšių su augalų šaknimis, jeigu labai arti trąšos, tai tie ryšiai neužsimezga. Tai tą trąšą geriau padėti toliau, kad nekenktų taip iš karto štai augalų šakneliai ir tie mikroorganizmai. Purškiam ant lapų, čia irgi pakalbėsim paskui rekomendacijas, kokie geriausi variantai būtų, kaip naudoti. Žodžiu, tai skirtumai tokie yra, jeigu tręšiame augalus, konkrečiai purškiam ant lapų kažką, tai augalų tręšimas. Taip, jeigu mineralinės trąšos ir įsivaizduoju naudojam, jeigu naudojam purškalus visokius ten per lapus, tai tręšiam augalą. Tikrai dirvožemiai ten ne kažkiek naudos, bet jeigu tręšiame organiką ir visas kitus dirvožemį gerinančias biologinius simuliatorius naudojam, kad mikroorganizmų, tai yra jau dirvos tręšimas, tai yra daugiau kaip investicija į dirvožemį, kuris atsiperkamumas ilgalaikėj perspektyvoj net neabejotinas bus teigiamas. Įneštos į dirvožemį maistinės medžiagos gali būti paimamos augalų, ką jau ir minėjau, per šaknis, tirpiosios formos, skaidomos jos mikroorganizmų, tų pačių fiksuojamos organizmų biomasėje. Nes yra bakterijos, kokius ten ar jos atpalaiduoja, paima mikroelementus, visokių rūšių yra, vienas bakterijos už vieną mikroelementą, kitus kitą. Jeigu jų ten yra pilnas, augalus susantykiauja su šaknimis, augalas pamaitina, ko reikia. Netgi tas principas, augalas reguliuoja, ko jam reikia, tas bakterijas prisitraukia tokias, kokios jos ten gyvena, jų namai, kaip įsivaizduoti, ne visokių rūšių ten begalybė. O augalas, jeigu trūksta kažkokio maistos medžiagos, jisai žino, kokį konkrečiai cukrų, kokią maisto medžiagą paduoti, kad pritraukti būtent tos rūšies bakterijas, kurios atnešė jam tą trūkstamą mikroelementą. Taip ir yra, dirvožemį ir atneša, ir jie taip tenai bendrauja. Jeigu nėra kas atneša, tada gali būti tokių dirvožemių, iš tikrųjų, gali būti, kad ten, kaip galvojame, mes ir šnekam, mikroelementai yra labai svarbus visuose procesuose, netgi fotosintezėje, netgi toj pačiai nitrogenazijai. Yra mikroelementai, kobaltas, molibdenas, geležis labai svarbus. Jeigu jų nėra dirvožemį, tai kažkaip tada, kaip pažiūrėjau, nuspręsti, kad nėra, reikia lapų tyrimus daryti. Gal dirvožemį tyrimas nelabai, jeigu žiūri augalas ir matai kažkas trūksta, neauga, liktais dėl ko, liktai viską patrešęs, ten skaitysim, fosforakalis azotas atiduoti, neauga, vertėtų pasidaryti tyrimus. Priklausomai dar nuo kūno sąlygų, drėgna, sausa, čia visi kiti dalykai. Kad gali būti, gal ir yra neįsavina daug, kad sausa, ten daryk nedarės ten. Nieko nerodys, bet tai nieko nepasakys, kad dirvožemį nėra. Bet jeigu normaliai atrodo augalai auga, bet kažkokios vietos yra prastesnės, tai tada tas vietas pažiūrėti, ko ten trūksta. Ir jeigu matyti lauke nepaima, arba aktyvumas mikroorganizmų nėra pakankamas, arba nėra ten dirvožemį ką paduoti, tai taip gali būti.
Bet ir dirvožemio biologinio azoto fiksacija, kas svarbu apie azotą dabar, jeigu pradėti šnekėti, biologinio azoto fiksacija, kas labai svarbus tas biologinis azotas natūraliai dirvožemė. Čia ir daug tyrimų pridaryta, kaip mineralinis azotas veikia. Biologinis azotas yra atmosferoje SN2, jei augalai negeba jo paimti, tai tada yra variantai. Ir kadangi atmosferoje, kaip ir minėjai, 7-8% azoto yra didžiuliai kiekiai. Ir kaip dirvožėme ateina, ten irgi pašnekėsim, gumbelinės bakterijos, simbiotinės ir negumbelinės, laisvai gyvenančios. Ir sąlygas, kada veikia, nes tai yra natūralų dirvožėm, tos azotų pilna, atrodo, jo tik reikia padaryti sąlygas, sukurti, kad tas mikroorganizmų pagalba tas azotas tam dirvožėme atsirastų augalam prieinamai formų. Dirvoje, taip mikroorganizmų galimas nitrogenazė gaminos fermentas, kuriam reikalingi tie mikroelementai, ką paminėjus, reikalingas, kad azotas tas atsirastų. Azotą fiksuojantis mikroorganizmai yra skirstomi į dvi pagrindinės grupės, ką jau paminėjau truputuką. Tai simbiotinės bakterijos gumbelinės, kur atrodo visiems mums suprantama, ar ne, kažkaip atrodo, jau turbūt nebejojam, kad ten ištraukiam ankštinę augalą kažkokią, ankštinę žolę, ir čia tokių gumbelių pilna, šaknučių sojos. Apačioje jie tokios spalvos turi, jeigu gyvi rūžavos tokios spalvos, jeigu jį ten pergnybi, perpjauni kažkaip tokia perspaudė ir tas spalva matos, reiškia, jie tokie gyvi, veikiantis tos gumbelinės bakterijos. Ir principas jų irgi gumbelinių bakterijų sudaro būtent su gumbeliniais, su ankštiniais augalais, tai žirniai, pupos, dobilai, liucernos, rizobium genčiai priklauso tos bakterijos. Ir jos taip pat santykiauja su užmezga ryšius augalo šaknimi, konkrečiai reikalingas tas šeimininkas augalas. Prie šaknies prieina, maisto medžiagas ima cukrus tos pačius iš augalo šaknies, maitinasi, gamina tą azotą, kas geriausia, kad ir augalo atiduoda azotą, jis aprūpina augalą, ne tai, kad jos ant savie užsikrėvina, augalas nieko negauna, ne, duoda ir augalui, ir dar plus po jų labai daug palieka dirvožemį, jeigu ten gera ta veikla vyko, tų gumbelinių bakterijų daug, buvo, normaliai sąlygos jom buvo susidaryti, kas irgi reikalingos tam tikros sąlygos. Tai tų gumbelių prisifiksuoja, daug prisidaro ir lieka kitai kultūrai, palieka nemažai azoto, kuris tas azotas neišsiplauna, jis organinėse formose yra, niekur neišjuda, o augalas auga ir lengvai paimamas, tie patys mikroorganizmus augalų paduoda. Ir čia parašyta prie vegetacija, priklausomai nuo to augalo, kokios rūšies jis yra, gali būti sukaupta nuo 80 iki 460 kg azoto. 460. Čia turbūt daugiau jau tokius kiekius kaupia ankštinis žolis, tai liucernos, dobilai, priklausomai nuo masės, kokie ten lauke buvo, gali kokius kiekius, galite įsivaizduoti, atrodo, o ką mes ten bandome nešti, kažkokius didinti 200, ten mineralinio azoto, kuris brangiai kainuoja, jeigu yra koks didžiulis potencialas, kurį reikia išnaudoti, dirvožemį sugebėti išnaudoti, suprasti tuos procesus. Ir kita dalis yra bakterijų azotą fiksuojančių, laisvai gyvenančių, kur mažai ką kalba, bet čia kalba kompanijos, kurios parduoda tas bakterijas, laisvai gyvenančias, sako, purškit ant augalų, ten visokių tenai, kad bus, jų nėra, galvoju, kaip nėra. Na, jeigu normalus dirvožemis, jeigu ten yra sąlygos sudarytos mikroorganizmą gyventi ir veistis, tai kodėl negali būti jų, yra ir tų gyvenančių čia. Faktas, kad jų yra. Jos, kad gyventų vėl tas pačias sąlygas, maisto jom reikia, kad tos rūšis, tos dabar čia aerobinės bakterijos, laisvai gyvent, azotobakteriai, anaerobinis yra, chloriosporum, ta rūšis jo tokia. Ir yra čia paveiksliukai parodyta irgi dar kitų rūšių azospirilium, yra akcetobakteriai, irgi laisvai gyvenančios, azotą fiksuojančios. Rizobium tai yra tos ankštiniais, kur sudaro su šaknimis ryšius. Tai žinoma, ne viena rūšis jų yra dirvožemy. Jos, kad gyventų, jos turi būti sąlygos. O kokia pagrindinė sąlyga, kad jos gyventų iš tikrųjų? Kas svarbu, kur azotas, kaip jau minėjau, yra ore. 7-8% reiškia, oras turi prieiti prie šaknų. Ir izosfera, tai šaknų zona, kur tos bakterijos yra, turi ateiti oras. Jeigu dirvožemy dėl kažkokios tai priežasties sumintas, jeigu paviršių plota susidariusi, ar ten vėl dėl to, čia jau degradacijos dirvožemy požymiai, neateina tas oras. Nėra sporų, nėra tarpelių, nėra struktūros dirvožemio, neateina tas azotas ir tas ratas toks natūralus ir nutrūksta. Darykim, ką norim, nieko nebus su natūraliais tais procesais, tada reikia įneštinių trąšų. Ir pasidarom priklausomai nuo tų įneštinių ir kažkaip net nesusimastom, kad gali būti kiti dalykai, natūralius. Biologinio azoto intensyvumas labai stipriai priklauso nuo dirvožemio sąlygų. Veiksniai, kurie susiję su lemiantis azoto fiksacijos efektyvumą, jau kai kalbėjom. Dirvožemio rūgštumas, labai svarbus, jau čia rūgštumas tai yra pagrindų pagrindas, netgi tyrimus dirvožemio darant yra pagrindų pagrindas dirvožemio rūgštumas, nes apie kokias fosforo kalius galim trąšas šnekėti, jeigu nesusitvarkim pH dirvožemį, jeigu dirvožemiai rūgštus, kokį ten tada fosforą ar kalį kažką nešinėti.
Tai ne nuo to gal liktai ir pradedam, tada pinigai kainuoja, didžiulius pinigus kainuoja tas neštinis trąšas. Gal pirmą dirvožemio tą pH susitvarkom. Dabar čia ir ministerijos geras požiūris, kad bus parama ūkiam tirtis tą, paskui dar bus ir dirvožemio tyrimų, įsivaizduoju, kažkokiu, kur irgi pH ne paskutinį vietoj. Tai tas va dalykas gerai, kad jeigu įsitiriam, tai tada galim dirbti toliau. Nauda mineralinio azoto perteklius. Čia kas lemia azoto fiksacijos intensyvumą. Jeigu azoto mineralinių perteklius yra, dėl mūsų mineralinių tręšimų, tai šitie biologiniai natūralūs procesai sulėtėja labai arba išvis nevyksta. Dirvos struktūra, tik jau ką paminėjau, oro reikia, kad vyktų natūralūs procesai, drėgmės irgi reikalinga, kad tos bakterijos galėtų gyventi normaliai. Turi ne per šlapia būti, normaliam struktūringam dirvožemiui tų šlapumų ir nebūna. Jis ten sugeria drėgmę, išlaiko, kada lietaus kažkiek palyja, sulaiko drėgmę, mažiau garuoja, kada danga yra, visi tie procesai, ką mums vyko dirvožemiu, turi būti, kad ta drėgmė įsilaikytų ir tim veiktų. Ir mikroelementai svarbus, būtent kaip ir minėjom prieš tai, nitrogenazė, molibdenas, geležis ir kiti. Nauda žemės ūkiai kokia iš to vienareikšmiškai. Finansinis efektyvumas, tai reiškia azoto, taip, biologinį tą azoto fiksaciją, išnaudojant tos procesų, iki 60-80% teigiama gali patenkinti azoto poreikį augalam, kokį jiem reikia per vegetaciją. 60-80%. Tai kiek klausykite, įnešti, tik tai reikia 20-40, priklausomai nuo. Tai bet didžiulė pagalba būtų, kuri nekainuoja kol kas nieko, mum nekainuoja, nereikia mokėti už tą biologinį azotą. Aplinkosauga irgi čia didžiulė reikšmė žemės ūkiui, kad saugoma aplinka, neteršiam, nekeliauja azotas mūsų mineralinis per drenažo vamzdelius į vandenis, galų gale, kur atsiduria paskui upėse ir pačiu Baltijos jūrai. Nori, nenori, azotas juda, čia gamtos yra tokie natūralūs procesai. Sakykime, mes neteršiam. Jeigu azoto normos per didelis, mineralinių, tai išvažiuoja priklausomai nuo drėgmės, išvažiuoja per drenažą vienareikšmiškai. Daryk tyrimus, ten čia faktas. Ir nesakyti, kad neteršim. Žodžiu, reikia tą derinti procesus, kad nebūtų to. Kad naudot, kaip sakiau, mažiau išnaudot tą natūralų dirvožemių struktūrą, auginat azotą fiksuojančius tarpinius pasėlius, įsilius dirvožemių, taip tas poringumas gerėja, anglies organinės daugiau, humusų daugiau, pagerėja biologinis aktyvumas, visi tie dalykai, ką jau kalbam, vienareikšmiškai susiję. Dabar fosforo fiksacija, kaip mineralinių trąšos apie azotą čia pakalbėjom, dabar apie fosforą, paskui dar kalį. Tokios, kokie lemia fosforas kaip dirvožemį pas mus. Fosforas iš vis tokio trąšų mažai judri, jeigu mineralinių paskui tręšiant mes šio įsivenumas labai mažas, jis mažai judrus iš tų, skaitykime, trąšų, kur yra mineralinių. Fosforas iš vis pirmais metais gali būti savinamas tik iki 10-25% teigiamą. Tik 10-25% gali būti savinamas. Kur kitas kiekis dingsta, kur ta kita dalis, kai mes tręšim pagal tyrimus dirvožemį, pasidarom dar kartą. Tai man kartais ir atrodo, kad iš savo ūkio patirties mes turėjom tos tręšimo planus, darydom tą fosforą, hektarų gridas, kaip sakyti, gardelis tokiu lygiu, vienas hektaras buvo vienas pavyzdys ir tokiu žemėlapis pasidarėm fosforo, koks yra pasiskleidimas, koks yra jau dirvožemį, kokie kiekiai. Prieinami prieinami apie po 5 karbono, fosforo neprieinam. Bet vėlgi, jeigu kalbėt apie tą prieinamą, tręšime trąšas, kokią vietą, čia kokius 200 veiklina. Ten 150 poreikis toks yra, ir kas iš jo, kiek bus tik įsavinama iš tos vietos ir kada bus įsavinama. Čia toks viškinė ekonomiškumas. Jeigu neskatiname koks alternatyva, tai biologinius procesus skatinti gliukozę, irgi pakalbėsim. Ir išnaudoti tos biologinius procesus, tą fosforą, kad nedarytų mikroorganizmų augalams prieinamą. Ir jie daug geriau ten tos ryšius užmezga ir daug geriau vieni su kitais bendrauja. Rūgščiuose, bet ir fosforo blokavimas. Fosforo neprieinamumas, kas tiesiogiai priklauso nuo pH reakcijos, vėl tas pH. Jeigu mažiau 6, laisvas fosforas reaguoja su geležimi, aliuminiu, sudarydamas netirpius fosfatus. Šarminiuose dirvožemės pH daugiau 7,5. Fosforas daugiau 7, skaityčiau, fosforas jungiasi su kalciu magniu, kur tuose šarminiuose daug. Ir vėlgi sunkiai prieinama forma. Augalai negali paimti tokių. Ir optimali terpė, kaip ir visiems elementam, turbūt visom trąšom, yra 6-7. Kur lengviausiai įsisavina, pH neutralus, vėl apie tą patį pH, kaip sakiau, labai svarbus pH nusistatyti pirmiausiai ir tada sutvarkyti jį, kad galėtumėm trąšas paskui kokias, jeigu norim jau tas įnešinės, kad galėtumėm paskui įnešinėti. Netrukdomai kažkaip, kad ir veikimas, efektyvumas trąšų būtų geresnis. Ką reikia daryti, norint sumažinti tą fosforo fiksaciją, lygmenį tą dirvožemis, kad mažiau jo absorbuotų. Tai ir padidinti trąšų efektyvumą rekomenduoja taikyti agrocheminės priemonės. Kalkinimą, minėjau, tą pH susitvarkyti, organinės trąšas naudoti, jos irgi daug prisideda. Organinės trąšos,
Nes mėšlas žalias praturtina dirvožemį humusu, organinis rūgštis išsiskiriančios pūvant organikai blokuoja fosforo jungimąsi su aliuminiu ir su tuo pačiu ir su geležimi rūgštesniuose dirvožemiuose. Mikroorganizmų nešimas papildomas, jeigu reikia, bet mikroorganizmų nešimas, skaityčiau, nepurškiant ant paviršiaus kažkaip ten, kai dangos nėra, kažkokia žemė plika ir oras šilta ten ar kažkas, nesvarbu, mikroorganizmam reikia, kad dirvai būtų, jeigu manoma įterpti dirvą, kažkaip sėklą apvelti, dar kažką padaryti su mikroorganizmais, tais, kurie gali būti, tai geriausias būtų tas būdas. Ir ten yra bakterijų irgi, ir fosforą atpalaiduojančių, ir kalį ten lengviau darančių prieinamą įvairių rūšių, kurios irgi galima yra tie komercializuoti produktai, kuriuos galima pirkti ir panaudoti. Bet čia tokiam irgi panaudoti tam kažkokiam laikotarpiui pereinamajam, tokiam, kol mes neturim tos struktūros normalios, kol neturim tų humusų normaliai prisikaupę. Ir organikos dirvožemio anglies organinis, tai tada tą produktai neštiniai, manau, paspartintų jie padaryti. Bet, kaip sakau, čia apie mikroorganizmus, jeigu kalbėti, jos į dirvą reikėtų įterpti, kad efektas būtų geresnis. Ir mikorizė, arba ta lietuviškai vadina grybšaknė, kažkaip aš nežinau, pirmą kartą tokį išgirdau, čia kaip žiūriu internete grybšaknė. Abipusiai naudinga simbiozė tarp augalų šaknų ir grybų. Šio natūralaus ryšio metu grybienos gijos hifai susijungia su augalo šaknimis, sukurdamos bendrą tinklą. Mitybos tą tinklą ir vandeniu apsikeičia, jį padeda įsisavinti augalui ir mikorizė truputuką biškį dėmesio daugiau jai bus, nes tikrai labai svarbus šitas suvokti, kas jin tokia yra ir ką turim daryti, kad veiktų jinai natūraliai. Paskui mineralinis tręšimas, mineralinis tręšimas, jeigu jau tręšime, tai vėlgi būtų geriau galimybė nebarstyti ant paviršiaus mineralinis trąšas, jeigu galimybė čia paveiksliukas toks, kad įterpti ir ne prie pat augalo prie jo, kad čia paveiksliukas rodo tarp augalų kažkaip, kad prie šaknelio vis tiek rizosferoje, čia arčiau to grūdo, susidarys mikroorganizmai galės imti, jeigu dar trūks, tai galės pats augalas pavažiuoti šoną. Bet jeigu daug prieinamų, kaip sakiau, yra laisvai to mineralinio kažkokio, jeigu tikrai augalas geba paimti ir jo ten tai yra to fosforo daug, 5 formų, tai mažiau jis darys ryšių su tais, kaip sakau, tinginiais, lengviau paimti jam tą, nei kad eikvoti energiją, kad paimtų su mikroorganizmais, ten iš daugiau energijos reikia. Betanas vis tiek patikimesnis toks yra, čia mineralinis bus per sausa, nieko nepaims, reikia drėgmės, reikia visokių sąlygų, kad būtų ir tą mineralinį, kad įsavinti. Ir plus, kai kalbėjau apie tos visus pH dirvožemius, kad būtų tinkami, kad galėtų tas mineralinės įsavinti, nesurištų dirvožemis ar kažkaip, kad būtų prieinamas. Ir mikorizė, čia tai irgi taip trumpai, kas jin yra, va čia paveiksliukai gražiai labai parodė, tos šaknelės tokius didelės, tai augalo šaknys yra, šaknelės jau per mikroskopą labai padidinta, ir tie siūleliai tokie, tai yra grybiena, ta hifai grybo, kurie susijungia su augalo šaknelė, yra 2 būdai tokie, grybą augalas maitina, čia pats principas, augalas maitina grybą, cukrumis duoda maisto medžiagų, jam augalas fotosintezės metu pagamina cukrus, dalį savo, mes irgi apie tai kalbėjom, dalį sunaudoja savo augimui, dalį atiduoda mikroorganizmam. Būtent mikroorganizmų. Ir tiem patiem grybam, kurie ateina, čia sudaro jau mikroorganizmai, tai ten su augalu irgi įeina į augalą, ten irgi tokia labai įdomi filosofija, kaip ten su augalų šaknimis bendrauja, įeina net į patį augalą, augalas jį paskui vėl tam gyvam mikroorganizmą bakteriją išmeta į aplinką. Labai įdomus procesai, gal Laurinas gal daugiau kažką pasakys, bet tai yra mikoriziniai grybai, tai mikorizinis irgi yra 2 būdai ir ką tas, kaip su augalas maitina jis maitina, grybas maitina augalą. Pagrindė fosforą, vandenį gali atnešti. Ir yra 2 mikorizės tipai, tai bus ektotrofinė mikorizė ir endotrofinė, arba skulinė. Ta ektotrofinė. Grybo gijos apgaubia šaknies išorę ir įsiskverbia tik tarp ląstelių, neina į pačią ląstelę, nelenda. Būdinga daugumai miško medžių, būtent šitą formą. Miško medžiai, ąžuolai ten visokie, ir būtent beržai, visi medžiai daugumoje sudaro šitą. Ir ką tai reiškia, kai grybai auga kažkur po vienais medžiais viena rūšis grybų auga, po kitais medžiais kita, būtent jie sugeba būtent tie grybų rūšis su tą mikorizę sudaryti su augalų šaknimis. O žemės ūkyje daugiau yra paplitusi ta endotrofinė, ką reiškia, kad grybų hifai įsiskverbia į pačio augalo ląstelių vidų. Tai pats paprasčiausias ir dažniausiai paplitęs, kaip minėjau, žemės ūkyje, tai ir daržovėse, vaismedžiuose, žolėse, javuose, būtent šitą būdas tas žemės ūkyje. Ir tokie tik ir skirtumai. Ir dabar kokia mikorizės nauda, tai būtent atsparumas sausrai, augalos. O dėl ko? Dėl to, kad grybo gijos randa drėgmę gilesniuose dirvožemio sluoksniuose, kur augalų šaknys nepasiekia, kurių nepasiekia. O tas grybienos, tas tinklas gali keliasdešimt kartų padidinti siurbiamąją tą tokią ieškų medžiagų paieškos lauką.
jeigu augalo šaknys nesugebėtų, bet jeigu sudaro ryšius su mikroskopiniais, su mikoriziniais grybais, tai ta mikorizė per savo kifus taip įsiplečia, įlenda į tokias daleles ir sugeba paimti iš, pavyzdžiui, augalui nesugebančių, neturi grybas tirpdina netgi tas neprieinamas formas, čia nekalbam apie PDO5, paima tas netirpdomas formas, kurios yra dirvožemio augalų nepaimamos. Tas PDO5, tai ką tyrėm, mes tai tyrėm tą prieinamą. Bet čia grybas padės paimti tą jau iš kitų rezervų, nes ir tie žmonės, kurie nenaudoja mineralinių trąšų, žinai, jau daug metų nenaudoja, yra praktikoje, tai yra sako, mes nenaudojam fosforo kalio, netrešiam, bet mūsų tyrimai rodo, kad po ten 5, 6 ar 8 metų nemažėja fosforas, tas PDO5 ir kalio daug kiekiai nepranyksta niekur, kaip iš kur atsiranda, jeigu nenaudoja, neįneša nieko. Tai va čia reiktų žiūrėti tada kada iš tų rezervų nepaimamų augalų, kur jau santykė su tais mikroorganizmais, augalas tada tik geba, jos paimtos nepaimamas formas, iš ten paima. Ir tie tyrimai, galvoju, kiek teisingai tie tyrimai, kokią realybę pasako, PDO5, kad darim kalis do, nėra tokių tikslių, jeigu jau žiūrėt giliai dirvožemį. Taip ir prisideda taip geresnis prigijimas, čia kalbam apie tos persodinimus augalus, kaip reikia, jeigu galima kažkaip apdorotais produktais tas šakneles persodinant, tai daug lengviau būtų augalui po to užmėgsti tos ryšius su to visų dirvožemiu, įnešama. Nuo apsauga nuo lygų, čia netgi fizinius barjerus padaro tie grybieną ir kad tos patogeniniai grybai negali prieiti. Ir bakterijos šitą patį daro, jos kaip prilimpa prie augalų šaknelių, kaip ištraukiame kartais dirvožemį ir ten labai aplipę žemėmis, toks atrodo, reiškia, labai veikia, šaknis gerai maitina mikroorganizmus, nes jeigu ištraukiame ir pliko šaknis, ten dėl kažkokio, reiškia, nevyksta jokie ten tie procesai natūralūs dirvožemių. Augalas priklausomas tik nuo įneštinių tų mineralinių trąšų, tokio jeigu taip yra. O jeigu aplipę, tai reiškia, viskas ten veikia. Ir ta apsauga tokia tų geriečių natūraliai apsaugo nuo patogenų. Patogenų dirvoje, kaip ir įsivaizduojam, daug gyvena. Daug tokių lygų pagrindinių, verticiliozė tokia, kur yra rapsuose, ir pašaknų lygos, visokios fuzariozės kviečiuose, jos yra dirvožemė, per dirvožemę plinta. Prisijaumina apie tą, tada augalus reikia negalėti siliuoti, ant problemų. Ir tai derlius didesnis, tai čia vėlgi dėl to, kad, kaip ir minėjau, padidina tą plotą, dėl drėgmės paėmimo, viskas atrodo tik geriau, kaip ūkininkų tik didesnė nauda. Dar kalio fiksacija, dabar apie kalį, kaip ir minėjau, fosforas kalis irgi toks daug judresnis jisai yra, lyginant su fosforu, čia iš mineralinių trąšų gali būti, iš organinių nesvarbu, čia trąšos bendrai paėmus, kaip jie veikia dirvožemį kalis. Jis judrus, ten netgi iš mineralinių trąšų kalio chloridas ar ten kalio sulfatas, jie labai tirpus teigia, kad ir netgi priklausomai nuo augalų to efektyvumo, kaip jie stipriai auga, ir jeigu koks poreikis to kalio, ten jis savonumas gali kaip fosforų buvo nuo 10 iki 20%, 25, tai čia teigia mokslas jau tyrimai, kad gali būti ir visų 100 paimtas tas, nebūtinai per pirmus metus, bet jeigu 100 nebus paimta, nes vis tiek, jeigu jis labai tirpus vandenyje, jeigu bus drėgmės, vėl nepaims, vėl ten jungiasi taip pat. Jeigu priklausomai nuo dirvožemio gali jungtis ir neprieinamas, ypač molio dalelės iš karto absorbuoja tokius kalius, ten priima tą kaip medžiagą tokią. Jeigu pH netinkamas, vėl negerai. Drėgmės režimas, jeigu per didelis įsiplaus, jeigu irgi išjudės žemyn, ir tikrai 100% nebus paimtas, ką patrešim, bet jau efektyvumas geresnis. Ir kaip ir minėjau, molio dalelės iš karto, molio mineralų kristalinis gradelis iš karto kalį pasiima ir padaro sunkiai augalų prieinamą. Jeigu ten įfiksuoja, turi tada kitas elementas pakeisti kažkoks įneštas, kuris į tą kalį atpalaiduotų. Tada augalai gal įpaimti ir augalai pasiima regionų to kalio formoje, kaip plius, kaip jie kalį žymama. Taip, šis pagrindinė kaip dirvožemio granulometrinė sudėtis, tai jau aptarėm, dirvožemio režimas drėgmės irgi, tai čia irgi taip svarbu suprasti, sausame dirvožemio kalio fiksacija padidėja, jeigu toks sausas, ne per sausą, bet sausesnis. Bet jeigu vykia drėgnumas, o drėgnesniuose, pamirkuose sumažėja jisai. Dirvos džiūvimas arba tas drėkinimas spartina šį procesą, priklausomai, jeigu džiūsta geriau, jeigu jau ten per daug drėkinam ar kažką, tai gali ir sulėtinti kalio įsisavinamumą. Rūgštingumas čia vėl neutraliuose, ką ir kalbam, kalkinuose dirvožemio kalis fiksuojamas stipriau nei rūgščiuose. Faktas irgi, kad tokiuose neutraliuose armas kalis fiksuojamas stipriau negu rūgščiuose. Rūgščiuose gali būti išvažiuoti, gali rūgščiuose vėl dėl kitų priežasčių gali nebūti paimamas. Kaip sumažinti neigiamą įtaką kalio fiksacijos, tai pasirinkti tinkamą trąšų terpimo gylį, labai svarbus gylis. Vėlgi taikyti lokalų tręšimą vietoj to paviršinių barstymų, nes paviršinis barstymas čia priklausomai nuo meteorologinių sąlygų, nuo uždžiūvimo, ten gali būti augalui sunkiai prieinamas, nors ir juda, jeigu drėgmės nebus savotiškai kažkoks kiekis drėgmės turi, kad pavažiuotų žemyn. Jeigu labai sausa ten būna, nelyja, dabar va, jeigu užeis tos sausros, čia kažkoks. Ir dabar netręšimo laikas, čia kaip pavyzdys, jeigu tokiau tręšti, tai ten tos trąšos visai nepasiektų. Lokalus tręšimas, todėl čia reikalingas ir biologiniai sprendimai,
Čia turime galvoje kalį tirpinančios bakterijos, jeigu yra tokia galimybė kažkokie produktus, kurie padeda atpalaiduoti jau tą užfiksuotą, jau rakintą kalį iš mineralinių kristalų gardelio arba paverčia ir augalams prieinamą formą. Yra tokių, galima ir, kaip sakiau, komerciniai produktai, yra galima pirkti, pasižiūrėti, jeigu jau reikia tikrai kažkaip nori, bet būtent per dirvožemį terpti. Ir kas geriau, jeigu yra pasirinkimas, aišku, geriau kalio sulfatą naudot, nors jis turbūt brangesnis bus negu kalio chloridas. Kalio chloridas įprastas, tas chloras toks nėra pageidautina, žiūrint dar kokią kultūrą. Sulfatas vis tiek ir ten ir sieros yra, ir tas sulfato dalis, kalis pats yra dirvožemiui geriau. Ir taip, tada kalio prieinamumas, kai sakiau, labai priklauso nuo dirvožemio irgi pH. Jeigu vat, būtent tom neutralus, kaip ir paminėjau, geriau, bet jeigu, pavyzdžiui, pavyzdys, jeigu jau skaito, jeigu mažiau 5 arba apie 5 pH yra, tai tada 50% iš karto. Jeigu taip 100%, kaip ir minėjau, priklausomai nuo kitų sąlygų, skaitykime, ne, galimybė yra, kad paimtų augalas, jeigu viskas gerai. Tai jeigu jau rūgštumas apie 5, jau 50% tik. Iš karto jau 50 įneštų kiekio, tai galėtų būti normaliai tik savinama. Faktas apie dirvožemį tokių, kodėl jis svarbus, vėl tie mikroorganizmai, niekur mes nuo jų negalim pabėgti. Čia teigiama, kad viename grame sveiko dirvožemio paprastai būna milijardais, nuo 1 iki 10 atskirų mikroorganizmų rūšių. Ten įvairių rūšių būna, aišku, geriau, kuo didesnė rūšis, to geriau. Tačiau, taip, va, jeigu pažiūrėti ekologiškas dirvožemis, ekologiškai dirbtame, kur mažiau chemijos, mažiau trąšų, čia ir regeneratyvinės žemdirbystės skaičiučių irgi tokie, kur principus dirvožemių ūkis laiko, tų sveiko dirvožemių principų laikosi, nebūtinai ekologinis gali būti, bet jeigu jis tikrai mažiau naudoja ten su mineraliniu ir cheminiu tų produktų, tai vidutiniškai būna nuo 30 iki 50% daugiau mikrobiomasės, tos mikrobų biomasės tam dirvožemį palyginus su intensyviai dirbamu. Ir iki 84% mikrobų aktyvumas, mikrobų aktyvumas yra didesnis, lyginant su intensyviai dirbamuose įprastiniuose dirvožemiuose. Didžiuliai skaičiai čia daug ką pasako, ką ir kalbėjau. Dėl vairių priežasčių tas įneštinis azotas mes prie augalai padaro priklausomi nuo tų įneštinų ir laukia, kada mes kažką jiem ten paduosime, jeigu nėra tų natūralių ryšių. Jie dėl kažkokios vienos ar kitos priežasties yra sulitėję arba visai pakenkta. Kokios praktikos dabar tą dirvožemio tausojimą, kad padaryti praktiškai, ką padaryti, kad tas dirvožemis būtų natūralesnis toks, irgi jau čia daug kartų mes apie tai kalbėjom. Tai didėja, taip yra tas tiesioginis minimalus dirvožemio judinimas, sveiko dirvožemio principai tokie, jie padidina mikroorganizmų skaičių ir įvairovę. Būtent ir skaičių, ir įvairovę. Čia labai svarbus turbūt, kad įvairovę padidina. Tas, jeigu mes tų principų tokių sveikų laikomės, sudarom sąlygas mikroorganizmą veistis, jų suaktyvėja jų veikla, kas irgi svarbu, organinės medžiagos yra, skaidimas didesnis, elementų atpalaidavimas automatiškai, organinių junginių sintezė, ką mikroorganizmai ten savo veikloje visokius produktus sukuria, kurie augalam yra labai sveika ir naudinga ir tam pačiam dirvožemiui, kad kurti tą humusą. Kartu derinamas būtinai kartu, ne vienos čia pavienės praktikos kažkokius pasiimim tiesiog nesėję ar kažką, ar ten tarpinius auginam, ten kažkokį ne pavienį, čia sistemiškai reikia pažiūrėti, visus turi būti kartu. Jeigu norim to efekto gero, būtent sukurti greičiau tą efektą, mums reikia visas tas praktikas taikyti ir tarpinius pasėlius auginti, ir sėjomaną gerą turėti, ir daugianarės kultūras pagal galimybę, tą dirvožemį mažiau judinti, visus kartu turi būti. Čia labai svarbu tas momentas. Įprastus intensyvios praktikos, vat jų ką jos duoda mums, ne, mikrobų skaičius mažėja, bet nekinta, jis mažėja, taip kaip sakyti, kad sakom, jeigu intensyviai dirba, negalima sakyti, jeigu labai ten daug kažko naudojam, kad ten nieko nėra. Tai ne čia nesmėlio žemė, vis tiek tas dirvožemis, kaip yra kažkiek tos humuso, ten būna, kad ir 1-2% vis mikroorganizmų yra visokių rūšių, tik jau jų tokia būna netgi ta rūšinė sudėtis skirtinga. Mažiau tų įvairovės, tos intensyviai dirbuose. Čia netgi vienas faktų, jų įvairovė mažėja. Ir mažėja dėl to, kad tas jau įvairovė mažėja, kaip ir minėjau, pavyzdžiui, azoto, jeigu bus laisvai daugia nuo 3 formos, ten žolės auga kažkokius ir ten bus tų bakterijų tokios, kurios tą azotą mėgsta, tokios, irgi prisitaiko tos rūšys, nebus tų tokių, kuriuom azoto visiškai nereikia, kur fiksuoja, pavyzdžiui, atmosferos azotą, ne, kuriuom natūraliai, tai jų jau bus mažiau. Nes sąlygos priklausomai, anaerobinis dirvožemio, aerobinis, ten pluta yra, nėra, kaip sakiau, irgi tas ten irgi keičiasi tie santykiai. Pagrindinės praktikos blokinančius dirvožemio sveikatą, tai yra intensyvus žemės dirbimas, mineralinis trąšos, pesticidų gausus naudojimai, čia skaitykime, ne, kad ten kiekvieną kartą važiuojam, ten po kelis kartus per lauką, jeigu 5 kartus su kokiais chemikalais vienais ar kitais, ten dar, aišku, po vieną niekas nepurškia, prideda mikstus, jų pridaro visokių ten po kelis purškia. Tai jau tiem dirvožemiam čia nėra naudinga tiem mikroorganizmam. Mineralinių trąšų tas naudojimas, net paviršinis barstymas, ar ten įterpimas, bet jeigu dideliais kiekiais prie sėklos, ką jau buvo paminėta prieš tai, tai neprisideda prie tų praktikų dirvožemio gerinimo.
Jos kartais gal neišvengiamos, kaip sakiau, ir nereikia prisirišti, jeigu jau yra kažkokia blogybė, matau, kad tikrai problema ten neveikia man dirvožemis, taip, tada galiu, bet reikia palaipsniui pereiti į tas dirvožemio tausaus naudojimo praktikas. Į tas palaipsniui galima pereiti, ne iš karto, ne apie tai kalbam. Bet kad jau perėjus, čia reikia irgi pamatyti ateitį, žinoti, kad tikėti tuo, ką noriu pasiekti. Svarbu žinoti, kas po to bus, kad tikrai būsiu mažiau priklausomas nuo visko. Nuo aplinkos, ne tik nuo trąšų ir ten kainos, kurios nenuspėjamos ar kažko, bet būsiu mažiau priklausomas ir nuo oro, nuo to sausrų, tokių, kur užeina, arba lietaus per gausos, nes dirvožemio struktūra geresnė absorbuos vandenį, išlaikys vandenį. Ir ten tos sausros kažkokios trumpalaikės, jeigu bus ilgalaikės, aišku, ten jeigu užeis jau tokius, ten tai jau, aišku, bus lengviau geram dirvožemiui, bet tikrai irgi galim neišvengti nuostolių. Čia tokie dalykai gamtos. Ir dar vienas mano slaidas, toks paskutinis, kad intensyvaus auginimo technologijų žala dirvožemiui ilgalaikėje perspektyvoje. Va, tai reikia suvokti, tos investicijos, kaip ir minėjau, į dirvožemį, jos yra ilgalaikės investicijos, ilgalaikės, jos neprarandami pinigai, vienareikšmiškai, nesupraskite ir negalvokit, kad išmesti pinigai ten, jeigu investuojate organiką ir tos biologinius produktus, biologinius, skaitykim, skatinančius, visokių yra jūrdumblių ekstraktai, kaip pavyzdžiui, gumins rūgštys, visų organinis, visokie junginiai, kuris reikalinga, galvoju, nešti, kad ir purkštant augalų, ant dirvožemio geriau purkšti. Ten lietus ar kažkas, vis tiek jos yra tokios, kurios palengvina įsisavinumą, netgi tų maisto medžiagų, kurias per lapus nešam ar kažką tam augalui, per lapus įsavina. Jos yra tikrai gerai, tos įneštinės tokios organinės ir tikrai padeda. Jos nėra, ir taip ne per daug kainuoja. Jeigu kažkaip galvoju, patarimus ūkininkam teikiu, tai sakau, jūs nedaro dabar kažkokią turit praktiką, azotus, sakykim, naudojate ne 180 kažkiek ten kviečiam kokiem ar ten 200. Nu gerai, sakau, azotus sumažintų. tą azotą sumažini, pinigų lyg ir mažiau kainuosi, ne mažiau priklausomas, gali sumažinti 180, 700, 60, kaip kam, šinskiam yra, kur mūsų asociacijos vadovas buvęs Jonas Venslovas pasitvat kviečių laukus, ten Facebook'e pasidalinu, iki 80, sakė, azotų tik 30, veiklia medžiaga, tik 80 kviečiai gražiausiai atrodo, nes pas jį jau dirvožemis tą generuoja organinio azoto daug. 80 atrodo ten gaus žmogus, nu gerai, 6 tonas priklauso, ten 8-9, tokiuose dirvožemė kaip jo jau gauta 6, vidutiniškai atsipirkimas, garantuotas pelningumas bus, nes azotų mažai naudoja, ten mažai išlaidų. O tos ilgalaikį perspektyvoje tai yra investicija į dirvožemį, jeigu mes organiką naudojame. Nereikia galvoti, jeigu paauginome tarpinius pasėlius ar žolynus kažkokius turim sėmenų, lyg ir jeigu nepavyksta to žalios masės parduoti ar sėklų nukulti kažkaip negauti tais metais, kažkokius. Bet jeigu mes tikrai turim problemą su dirvožemiu, reikia investuoti į dirvožemį, ilgalaikį perspektyvą atsipirks, vienareikšmiškai. Taip, dabar perduodu žodį tada Laurinui. Laurinas, rekomendacijos tos kokios yra. Ir čia va, dar, jeigu galima, Laurinai, apie tą jau daug kalbėjau, neskaitysiu, jeigu spėjot perskaityti visi tie rūgštėjimai, tie didelis aeracijos, vandens dinamikos praradimas, porų sunaikinimas, čia vėl sudirbimo žemės susiję tiesiogiai. Dirvožemio tankinimas, tas būtent irgi tas problema Lietuvos dirvožemiuose, kur matau, yra tas dirvožemių sutankėjimas. Labai suminti dirvožemį, ir tada oro neprieina. Tai kai oro tik neprieina, darykim, ką norim, treškim, ką norim, ten tas oras yra svarbus. Yra produktai biologiniai, tie tokių kompanijų, kurios parduoda, sako, oro dirvožemį pagerina, įnešimo oro kažkaip priserbia. Netgi taip tokie yra įneštiniai produktai, tai yra ne chemijai, kurie poringumą padidina, bet tą poringumą mes galim padidinti būtent su tarpiniais augalais susijomana, kad šaknis augalų tą dirvožemį purentų, tas svarbu. Ir jeigu jau jūs išpureno, kodėl mes turim vėl jas mechaniškai kažkaip išdraskyti, išardyti ir vėl suminti. Kodėl? Ir čia labai įdomus paveiksliukas, aš jį pasiskolinau, čia parašiau netgi iš mokslinio leidinio Scientist.com. Ir jie tokie parodė, čia kaip angliškai, ekosistemos, tokia miško ekosistema su pievom, skaitykime, ne, kaip auga. Ir čia viršuje jau čia žmogus įsikišęs į tą sistemą, čia jau pradėjo kažkur išdirbo žemę, kažkur jau ten pievos intensyvios, kažkur namai sustatė. Ir apačioj tokius nuotraukas, kas vyksta, kokie atrodo drukas po žemė darosi. Čia juodžemis, koks dirvožemių sluoksnis natūraliai susiformavę miškuose, ką ir dabar kalbam apie tą natūralų dirvožemį. Apie tą natūralų derlumą dirvožemio, kur susiformavęs, augalai patys suformuoja. Nieko neštinių, nieko nėra, žmogaus įsikišimo nėra. Po dešinę pusę tas paskutinis laidukas toks viską čia ir chemikalus purškiam, ir iš karto druskėjimas, iš karto chemikalų mineralinių trąšų naudojimas, tai yra chemija, kur neprisideda prie dirvožemio gerinimo. Yra visokie praradimai, ir CO2, ir organinė medžiaga prarandama. Tai ir netgi kai skaido, jeigu dirvožemis plikas, organinė CO2 susidaro, nes organizmai skaido, irgi susidaro CO2. Jisai pabėga, jeigu nėra augalų ant paviršių. Bet jeigu yra augalai, mikroorganizmų veikloje, pavyzdžiui, nesakys, kažkas gali pagalvoti, o mikroorganizmų nereikia man aktyvumo, nes nedaugiau CO2 išleidžia, nes mikroorganizmai irgi kvėpuoja, naudoja deguonį, tas deguonis turi kaip jų prieiti, kaip minėjau, iki šaknų, ir jie CO2 skaidomi medžiagai paleidžia tą anglies dvideginį. Bet tas anglies dvideginis, jeigu yra kažkokia danga viršui,
minimum žaliuojantį kažkokie augalai, nu jie, kai auga augalai, tie procesai vyksta augantis, kaip yra ne žiemą, ne kažkada tai. Vyksta augalai, išeina degu, jie skaitykim, tas negreit pabėgęs, sunkesnis CO2, iš karto augalai absorbuoja, vėl iš karto absorbuoja, nes augalam augti reikia fotosintezė efektyviai, reikia to CO2 daug, to atmosferoje, kiek yra, jo nelabai užtenka, sąžininkai. Tai bet tai, jie pasidaro procesai, tai jie daug efektyviau. Ir kokie dirvožemių praradimai, čia dar tas paskutinis, ką rodo erozija, tokia per kiek sumažėjusi čia, toj dirbamoji žemė, irgi faktas, dėl visų intensyvių dirbimų, nupūstymų, tų, kas dabar laukuose matyti, tas dirvožemį mes prarandam. Galvoju, nesureikšminam gal kartais, čia nereikšmingas, turi būti papūsti, praeis, nieko čia tokio, esu ir Anglijoje realiai matęs daržininkystės ūkyje, tai irgi pasteko, savo laiku dar tokios mes ekskursijas turėdavom, pas anglus nuvažiavom, rodo, jis ten vienam sako, mano proseneliai čia dirbo, ir keliuką parodė, sako, buvo dirvožemių tas lauko lygis, buvo tiek aukštesnis. Ir tai pasakoja natūraliai, o dabar jis jau per kokį 20 cm, ten iki 20 pasėdęs visas lauką, ne to, kad jis susimynė, to, kad jis organiką prarado, to, kad dirvožemis tą paringumą prarado, susislėgė daugiau. Tai sakau, tai ką tu darai, kad to nebūtų? Ką tu darai, aplamai, ką tu dabar darai, tu matai problemą. O, tai tokia atsipalaidavę galvoja tada tuo metu, oi, čia auginu, čia kitur auginsiu tas daržovės. Bet tai yra problema, kurią matai ir reikėjo spręsti. Ir suvokti. Tai prašau, Laurinai, dabar tau žodis. Nu, ačiū. Aš tai gal truputį papasakosiu, ką reiktų atkreipti dėmesį, jeigu jau esat toje intensyvioj situacijoje ir nusprendėt pereiti ir gal greičiau pereiti tą geresnį ūkininkavimą, sakykim taip, tai idealiu atveju būtų geriausia pasidaryti pilnavertį, sakykim, dirvožemio tyrimą, kuriame matytumėt tą visą kationų mainų gebą, pačius kationus, jų koncentraciją, pasiskirstimą, visus mikroelementus, pH, fosforą, sierą, tada pagal tai galima jau nuspręsti ir pasidaryti strateginį planą, kaip jums reiktų elgtis toliau. Na, bet sakykim, to nepadarėt, tai tada ką daryti šiaip, kaip po truputį nueidinėti nuo tų visokių, sakykim, tradicinių įsišaknyjusių tų praktikų. Pavyzdžiui, viena tokia yra fungicidinių visokių beicų naudojimas ant sėklų, veliant jas prieš sėją. Tai juos būtų gerai užkeisti kitais, tarkim, biologiniais kažkokiais preparatais, būtent pereinamųjų to laikotarpio. Taip pat galima, jeigu jau dirvožemio tyrimą turi, taip pat galima tą sėklą įsiterpti ir tų visokių trūkstamų mineralų, ar tai ten sulfatų pavidalų, ar kitokių organinių kažkokių pavidalų, taip pat ir tų pačių mikroorganizmų įdėti, kad užtikrint tai sėklai jau tą geresnį degimą ir tą pilnavertį augimą, sakykim taip. Nu, o jeigu jau labai yra ta baimė didelė, tai bent per pusę sumažinti beicą ir po truputį pradėti naudoti tokiuose sporinėse formose tuos mikroorganizmus, kurie nemiršta nuo tų preparatų, bet jeigu taip pasižiūrėt, tai jeigu pakasinėt sėklas tas fungicidais veltas, tai net matosi iš tikrųjų, kad pirma ta šaknelė retai kada sudaro ryšį ir ten matosi tas šaknelės apaugimas žemė tom dalelėm, dėl to, kad nelinkus yra bendradarbiauti su tais mikroorganizmus, kadangi jie tiesiog nenori prieiti, tai ypač grybai. Nes jis nėra tie visi fungicidai, jie nėra, kaip čia pasakyti, skirti vienam ar kitam grybui. Jie tiesiog neprileidžia ir gerųjų grybų. Tai tų ligų yra gal ten 1% lyginant su geraisiais mikroorganizmais, geraisiais grybais, sakykim, tai tiesiog naudojant tos fungicinius preparatus užkertat kelią sudaryti ryšius ir su gerais grybais. Tai čia toks būtų vienas dalykas. Tada kitas dalykas apie tų sintetinių azoto trąšų naudojimą, kad vienu kartu nenaudoti daugiau 50 kg veikliosios medžiagos azoto. Tai čia būtent dėl to, kad jeigu yra daugiau, aišku, dar priklauso nuo dirvožemio, sakykime, ten molingi gal tie sunkesni dirvožemiai ir daugiau gali pakelt, lengvesnį mažiau, bet esmė ta, kad jeigu toj vietoj, kur ten ta trąša nukrenta, susidaro daug druskų ir toj terpėj tiesiog mikroorganizmai jie sprogsta, išsitaško ten, kadangi aplinkui mikroorganizmo pasidaro druskų koncentracija didesnė negu yra jo viduj, jis tiesiog ir taško. Aš labai gerai esu tą matęs per mikroskopą, kai turi aktyvę, tarkim, ten kokio komposto ekstrakto tą bazę, ten matosi tie mikroorganizmai ir uždeda šiek tiek ten kaso ar nitrato kažkokio ir matai, kaip jie
gyvi ir staigiai nebegyvi ir nelieka jų. Tai va lygiai tas pats atsitinka ir lauke. Tai po to dar yra tas dalykas, aš esu apie tai jau kalbėjęs, apie tą nitratų konversiją. Jinai, čia yra parašyta, kad reikalauja 20-30% daugiau vandens. Tai žinau, kad ypač šaltuoju periodu nitratai gal ir gerai tas pats pirmas tręšimas, bet po to gal reiktų žiūrėti ten į sulfatą geriau ir panašiai, nes tiesiog ta konversija iš amonio į amoniaką, tai yra iš nitrato į amonį ir po to amino rūgštis reikalauja žymiai daugiau energijos nei tarkim iš amonio į amino rūgštis. Tai augalas sunaudoja ir vandens daugiau, ir energijos, netgi 3 kartais daugiau sunaudoja ATP, tos energetinės molekulės, negu iš amonio formos perinant į amoniaką. Į amino rūgštis, atsiprašau. Tai va. Ir taip pat cukraus daugiau sunaudoja augalas. Tai va, į tą reiktų atkreipdėmės. Ir taip pat dar tarp tų tręšimų iš tikrųjų gerai būtų dabar perėsiu į kitą skaidrę, kad vėl jums parodyti šitą biocheminę azoto formų konvertavimą į baltymus, kad turėtumėte omeny, va čia va, matot nitratinis azotas ir jisai perina į amonį, tada iš amonio į amino rūgštis ir į baltymus. Ir kiekvienam etape yra fermentai, o tiem fermentam reikia kofaktorių, o kofaktoriai yra tie vat, visi mikroelementai, makroelementai, kurie dalyvauja tose reakcijose. Ir jeigu jų nėra, tai tiesiog fermentai neveikia. Ir jeigu fermentai neveikia, tiek nitratinis azotas, tiek amino rūgštis negali pereiti į tą paskesnį vystimosi tą stadiją, sakykime. Tai nes kokia yra esmė, kad augalas vis tiek suformuotų pilną baltymą. Ten per dieną, per 2, nesvarbu, esmė jam, jeigu jis gauna nitrato, ar amonio, ar karbamido, jam esmė yra padaryti baltymą, bet jeigu trūksta šitų mikroelementų, tai jis to padaryti negali, o jeigu padaryti negali, tada kaupia, tarkim, nitratą, formuoja silpnas ląstelių sienelės, formuoja vakuolę, kur tą vakuolę galėtų patalpinti tą nitratą ir tada tas augalas patampa labai jautrus visokiem patogenam. Nes patogenai jaučia tiek vabzdžiai, tiek patogenai, kad augalas turi va, šitų laisvai prieinamų maisto medžiagų ir tada jį atakuoja vienaip ar kitaip. Tai va dėl to po kiekvieno tręšimo, tarkim nitratiniu azotu, gerai būtų papildomas purškimas per lapus su molibdenu, siera, tarkim geležim, kad užtikrint, kad tas vat, kelias būtų padarytas ir iš nitrato pereitų į amonį, iš amonio į amino rūgštis ir iš amino rūgščių į baltymą. Tai va čia yra esmė tą padaryti, nes kaip čia, nežinau, užpritam ar pritam, kada mes ten webinare kalbėjom, kad darėm lapų tyrimus ir ten matėsi, žinai, kad augalas buvo pastrigęs ties amino rūgščių stadiją, nes tiesiog nebeturėjo, ten čia vario net nėra parašyta vario neturėjo. Ir boro, ir magnio, man atrodo, ir tiesiog negalėjo paversti šitų amino rūgščių į baltymą. Tai va tokiu atveju yra pažeidžiamas visų patogenų iš šalies. Dar kas įdomu yra, kad karbamidui reiktų žinot, kad čia labai nepopuliarus yra šitas, kad karbamido konversijai į amonį reikia nikelio. Čia atrodo sunkus tas elementas, kaip ir nežinau, gal draudžiamas ir ne, bet esmė, kad jo reikia šiek tiek labai mikrodozėm augalui, kad jis sugebėtų paversti iš tos formos į amonį ir toliau. Ir dar kažką norėjau pasakyti, bet dabar gal prisiminsiu, dabar grįžtam prie to. Tautvydas kelis kartus jau paminėjo apie tą, kad sėjos metu sintetinės mineralinės trąšas reiktų įterpti šiek tiek toliau nuo sėklos. Tai tik dėl to, kad jeigu mes įterpiam šalia ar ten tą patį gravelį, tai jinai ištirps ir visi tie lengvai prieinami jonai bus arti šaknų, augalas paims ir jam nėra jokio tolko, atsiprašant, suformuoti ryšius su mikroorganizmais. Tai jisai tiesiog neduos tos netieks energijos, neduos cukrų, kad suformuoti ryšį, visai nesistengs ir lauks kito karto, kol ūkininkas vėl paduos tų pačių trąšų. Tai kad tas neįvyktų, todėl gerai yra panaudoti tos kažkokius biologinius preparatus bent jau pradžiai, jeigu labai intensyvus ūkis. O jeigu ne, tiesiog šiek tiek stengtis toliau padėti tą trąšą dėl to, kad augalas pirmas suformuotų ryšius su mikroorganizmais, ir mikorizę labai gerai panaudoti, jeigu niekada nesat naudoję, tai kad sudarytų tos ryšius. O tą trąšą, tarkim, azotinę kažkokią ar ką, tai irgi tie dirvožemiai esantis mikroorganizmai pradės ją suvirškins ir tada jinai vietoj tos joninės formos, tos sintetinės, jinai pavirs į biologinę formą.
Mes esame ne kartą kalbėję apie tą rizofagiją, kai augalas tiesiog maitinasi mikroorganizmais, bakterijom įtraukia per šaknų ląsteles, tai tiesiog toje vietoje bus gausu, nes vienaip ar kitaip irgi kažkokią dalį to azoto, nesvarbu kur padėsim tą sėklą, bus suvalgyta bakterijų, tai ir jų pasidaugins daug. Ir jeigu per daug azoto, tada reikia anglies daug, tada jeigu per daug azoto, anglies mažai aplinkui, ten organikos nėra, tai vat, tada mikroorganizmai pradės skaidyti ir humusą ir taip atsikvėps ir tos humusas taip nyksta po truputį, po truputį. Tai vat, kad šitos dalykus šiek tiek pristabdyti ir stengtis, tiek mes čia esam tose anglies sekvestravimo temose ir kad tie procesai veiktų, tai reiktų vat, į tą atkreipti dėmesį. Dar įdomus yra vienas faktas, apie kurį aš irgi čia neseniai sužinojau, kad sezono pradžioje 25 kg sieros gali atstoti 25 kg azoto veikliosios medžiagos. Tai vat vienas su vienu santykiu va taip veikia, tai čia vat galima sutaupyti panaudojant sieras. Dabar aišku, nežinau kaip su ta siera rinkoje yra, nes prieš tai būdavo jos, dabar nebėra, bet gal atsiras. O vėliau, sakykime, jau į sezoną, tai vat santykį reiktų palaikyti 1:10. Tai viena dalis sieros ir 10 azoto. Nes toks santykis yra amino rūgštėse ir, kaip matėte, tam kely, sakykime, visur siera yra reikalinga. Ir kaip žinote, ta siera išsiplauna ir nebūna, o vat, jeigu naudosite elementinę sierą, ten tokios granulės, tai jos po truputį yra apdorojamos mikroorganizmų ir jos po truputį visada yra. Tai ne taip greitai ir išsiplauna ir nepabėgs iš to dirvožemio. Ir dar įdomus vienas dalykas, apie kurį, nežinau, ūkininkai pagalvoja ar nepagalvoja, bet kad galima būtų tręšti tarpinius pasėlius ir stengtis užauginti didesnę biomasę, stengtis įdėti tai, ko, tarkim, tam dirvožemį trūksta. Jeigu žinot, kad ten trūksta kažkokios, pasidarė tyrimą kažkokių mikroelementų ar tą patį kalkinimą atlikti ant tarpinių pasėlių. Nes, tai viena, kad jie paims į save ir tada liks audiniuose ir niekur nepabėgs. Ir tada bus labai naudinga paskesniai tai kultūrai, nes vis tiek mineralizuosis ir atsidos ir taip kaupsit į tą banką. Nes, yra buvo tokių atvejų, kai ūkininkai pabando tos tarpinius pasėlius, tiesiog neduoda ten jokių trąšų, nieko ir nuvilia juos, nes realiai pamato, kokia yra dirvožemio situacija, kai neduoda papildomų tręšimų. Realiai pamatai ir sako, nenaudosiu daugiau tų tarpinių, nes išmetu pinigus ir jokios naudos. Tai tada, sakau, kad pažiūrėt, bandyti iš kitos pusės, kad šiek tiek duot kažkokį tą tręšimą, kad stengtis užauginti ir tos biomasės daugiau užaugs ir daugiau liks ir po to bus naudinga. Yra netgi tokia knyga, gan sena, aš atsimenu, kažkuriam webinare esu apie tai kalbėjęs, apie tą trofobiozės teoriją tokia, kad ten irgi surinkta iš daug visokių senovinių studijų, kur buvo daromi visokie tyrimai. Tai ten esmė ir yra, kad jeigu augale yra laisvų amino rūgščių, kažkokių laisvų prieinamų maisto medžiagų, tiek amino rūgščių, tiek to nitrato, tiek ir cukrų, kurie nėra paversti į tos visokius stabilesnės formas, ten fenolius ar antrinius metabolitus visokius, tai tada tokie augalai yra, tų vabzdžių ir kitų patogenų, prieinami jiems tiesiog. Bet kadangi mes labai esam savo tose technologijose išvystę visokių pesticidų naudojimą, mes to tiesiog nematom. Bet labai gerai pamatytume, jeigu nenaudotume. Tai va ten toj knygoje irgi aprašo tos visokius dalykus, kad, pavyzdžiui, fungicidų naudojimas iš tikrųjų iššaukia ir grybinės ligas po to ant augalų ir kitų preparatų naudojimas. Tai kartais, įdomu būtų pastebėti, bet čia aš suprantu, kiti gamybiniai ūkiai neišeina tų stebėjimų daryti, bet tiesiog pabandyti nenaudoti ir stengtis per tą mitybą sukontroliuoti tuos patogenus. Tai kaip apeiti, tarkim, dirvožemį, tai labai geras tas dalykas yra maitinimas per lapus. Tai iš tikrųjų ten, tarkim, azotą ten iki 7 iki 10 kartų, man atrodo, geriau pasisavina per lapus augalai. Tai čia įdėjau tokį, kaip čia pasakyti, į ką reiktų atkreipti dėmesį formuojant tą tręšimą per lapus, kad jis turėtų būti ne tik karbamidas, bet
bet kartu įdėti ir tų visokių papildomų dalykų, tai turėtų vat bazė, sakykime, tai kaip karbamidas būtų, tada reikia kažkokio neorganinio azoto, tada tas neorganinis azotas gerai būtų su siera, nes sieros visada reikia visiems tiem biocheminiam reakcijom. Nu, čia esmė ir yra, kad užpildyt, vat, jeigu pasižiūrėti tą visą seką čia, tai mes ir turim įdėti visų tų mikroelementų, kuo daugiau, kuo pilnavertiškesnį tręšimą padaryti. Tada augalui nereiks kažkur ieškoti ir mikroorganizmų prašyti, mes tiesiog galim pamaitinti per lapus ir viskuo aprūpinti mažais kiekiais. Iš tikrųjų, tie kiekiai nėra dideli, kurių augalams reikia. Kartais mes pertręšiam tos augalus, tik nepastebim to. Nu, dažnai būna, kad nudeginam, bet čia nieko tokio, bet augalas stresuoja tuomet. Tai va, kad to nedaryt, tai suformuoti tokį pilnavertį tręšimą per lapus, tai va, neorganinio azoto įdedam, tada kažkokio organinio azoto, tai čia visokios amino rūgštys ar ten komposto ekstraktai, kur būtų mikroorganizmų kažkokių liekanų, ten likučių, baltymų ir amino rūgščių, tada baltymų hidrolizatai, tai čia tas pats, kas amino rūgštis. Čia daug ką galim augalų ekstraktai, tai ten visokie fermentai, augaliniai, ten dilgėlės, dobilai, kažkokie liucernos, ten liucerno fermentuota irgi turi tam tikrų gerų visokių elementų, kurie po to duoda naudos augalam. Čia daug ką galima patiems pasidaryti. Arba, aišku, yra ir pirkti tokių dalykų. Ir tada sinerginiai priedai, tarkim, jeigu pasidarot kažkokį nedirvožėmio lapų tyrimą, tada žinot, kokių mikroelementų trūksta jūsų augalam, tai vat jų galima įdėti. Melasa keliauja irgi toks, kaip, sakykime, natūralus šlapintojas, kaip maistas mikroorganizmam, nes reikia suprasti tokį dalyką, kad mikroorganizmai jie nėra tik šaknyse, nėra ten tik augalė tie endofitai, sakykime, bet ir ant tų pačių lapų yra ir visur yra iš tikrųjų kaip ir žmogaus organizme. Daugiau yra tų visokių bakterijų ląstelių nei mūsų ląstelių, tai taip pat ir augalas yra gyvas ir pilnas tų bakterijų ir grybų ir visko, kaip matėt, mikorizė irgi įauga į augalą ir ten dalyvauja taip pat ir bakterijos. Problema ta, kad mokslas biški, mėgsta užfiksuoti, sakykime, esamuoju laiku, ten kažkokius reagentus naudoti, ar tarkim, mikroskopijoje nuspalvinti kažką, nužudyti, nuspalvinti, tada žiūrėti per mikroskopą ir mes nežiūrim į gyvus audinius, gyvus augalus. Bet dabar jau yra netgi tokia sritis, tas James White, kuris tą rizofagijos ciklą visą išvystė ir labai skatina, tai jisai netgi dabar pamiršau tą pavadinimą, bet tokia nauja sritis tos biologijos, tai irgi stebi su tais mikroskopais, žiūri ir mato, kad ten pilna gyvybės yra. Tai visose tose procesuose, augalų ląstelėse ten daug ir mikroorganizmų dalyvauja. Tai galiausiai reikia tą visą tirpalą, darbinį tą tirpalą padaryti pH 5,5-6, šiek tiek rūgštinis, kad būtų. Bet ką dar noriu pasakyti, irgi čia sugriauti mitų visokių, nes esu daug visokių girdėjęs, tai kadangi apie tą lapų tręšimą kalbam, apie vandenį ir jo kokybę. Tai iš tikrųjų geriausia tai būtų pasidaryti, tarkim, jūsų naudojimo vandens šaltinio tyrimą, tai tada būtų aišku, kokia ten situacija yra. Čia aš irgi savo esu pasidaręs vandens tvenkinio, sakykime, tą tyrimą, čia iš ten pat, kur darom lapų tyrimus, visus tos pačius mikroelementus ištiria ir tada tu, žinai, kokia yra situacija, nereikia ten spėlioti, nes žinom, kad yra tie visokie buferiniai tirpalai ir panašiai, ten, kur tą pH reguliuoja, ten viską, bet esmė, kad jeigu vandenį jau kažko yra ir ten dar papildomai kažką įdėsi, tai niekur nedingsta ten tie dalykai ir tu ant augalų užpylęs vis tiek užpilsi tą dalykam, ten bus kažkoks karbonatas, duosi kažkokios rūgšties, tai pavirs kažkokią, tai vėl ten druską ar atsipalaiduos, tie karbonatai susijungs su druska, tada kalcis atsipalaiduos, vėl bus tirpalė, įdėsim kažkokių sulfatų, tada tas kalcis, laisvas kalcis sureaguos su siera ir iškris gipsas, sakykime, jeigu daug to kalcio yra. Tai bet iš kur žinoti, tada kartais netyčia ūkininkam gaunasi, kas čia yra kišasi. Ten, tarkim, susidaro, naudoja daug sulfatų ir kadangi kietas vanduo, kietas, tai ar ten magnio daug, ar kalcio daug, ir susidaro gipsas, iškrenta nuosėdos, ar ten kažkokie kiti dalykai, bet tada,
esmė yra, kad naudot kuo švaresnį vandenį, o švaresnis, tuštesnis vanduo tai yra lietaus vanduo, sakykime, atvirkštinio osmoso, nu, čia jau reikalauja papildomų investicijų ir ten energijos, kad jį pasidaryt, bet aš kiek esu girdėjęs iš užsienio augintojų, tai labai greit atsiperka tas atvirkštinio osmoso vandens naudojimas per lapus, būtent, nes, sakau, jis yra tuščias, tada jį pridedi, ko reikia ir viskas ten gerai gaunasi, o jeigu pradedame naudoti tie visokie, ten tie buferiniai tirpalai ir visokie, nu, jie dažniausiai tie, kas juos pardavinėja, sakysim kitaip, bet yra taip, kaip yra. Tai va tiesiog čia paliksiu, pasiskaitysit, esmė, kad žinoti, jeigu ten, va, sakau, daug ten kažkokio kalcio tų dalelių yra, tai bus kietas vanduo ir su juo tada sunkoka bus dirbti, kažką reiktų ieškoti tada kito, ar ten daug bikarbonatų kažkokių. Ten gal yra tie apėjimai, kaip tą daryti, bet esmė, kad jeigu daug tų dalykų, tada pridėsi dar savo visokių tų tręšimo produktų, ten gali pradėti reakcijos vykti, arba labai iškils elektrinis laidumas to tirpalo ir tada druskingumas, tai sakykime, ir tada jau augalai labiau reaguos ir gali net pasvilt, padegti, o tas sukelia stresą vėl augalui. Ir pagal tą trofibiozės teoriją, jeigu sukelia augalui stresą, tada augalas pradeda tos turimus baltymus ardyti, vėl į aminorūgštis, vėl į tos pirminius junginius ir iš jų vėl formuoti stresą mažinančius baltymus. O taip įdomiai tie augalai yra sukurti, kad jeigu jie patiria stresą, jie bando, jeigu turi maisto medžiagų, jie tada formuoja tos baltymus, kurie yra atsakingi už stresą ir suvalytą stresą, o jeigu neturi maisto medžiagų, tada esamus baltymus skaido atgal ir vėl formuoja. Ir va to skaidimo proceso metu jie vėl tampa pažeidžiami visiems tiem išoriniam patogenam, nes įsivaizduokit, jeigu yra vabaliukai, jie turi tas antenas dažnai. Ir tos antenos jaučia tą visokią vibraciją, o ta vibracija ir susidaro iš tų visokių augalo būsenų, tų makroelementų, tų junginių, kurie tuo metu yra augale. Tai vat tokie dalykai.